Stiprus būdas pritraukti malonių įvykių į savo gyvenimą. Tai labai stiprus metodas, padedantis į savo gyvenimą pritraukti daug malonių įvykių. Gyvendami su dėkingumu galime daug ką pakeisti pasaulyje. Kai pamirštame apie dėkingumą, lengva nuklysti nuo savo tikslų. Kai esi sėkmingas, turtingas, laimingas ir sveikas, už visą tai gali dėkoti likimui. Tačiau ką daryti, jei tavo gyvenimas kupinas problemų? Už ką būti dėkingam, kai viskas atrodo baisu? Jei pagalvoji, vis tiek yra priežasčių, už ką galima dėkoti. Pabandykite rasti džiaugsmą paprasčiausiuose dalykuose. Esu dėkingas, kad gyvenu. Turiu šeimą, draugus, mylimąjį, vaikus, artimuosius. Galite tęsti patys. Man patinka bendrauti su įdomiais žmonėmis. Jeigu jų dar nėra, ieškokite ir jie tikrai atsiras. Turiu stogą virš galvos. Nesvarbu, ar tai nuosavas būstas ar nuomojamas, didelis namas ar kuklus vieno kambario butas. Aš turiu kompiuterį, telefoną su interneto prieiga. Ir tai tiesa, jei dabar klausote manęs. Aš trokštu sėkmės ir klestėjimo. O gal tu jau esi sėkmingas ir turtingas? Bet jei dar tik tai pakeliui į tai irgi puiku. Turiu mėgstamą darbą. Jeigu jo dar nėra, vadinasi yra bet koks darbas, kuris tave maitina, o tai taip pat yra gerai. Taip pat tikriausiai turite savo hobių sielai. Moku džiaugti saulę, paukščių čiulbėjimu, praeivių šypsenomis. Dėkoju likimui už kiekvieną nugyventą dieną, nes jį man atneša tiek daug atradimų. Ir jeigu įprasite vesti dėkingumo žurnalą, kiekvieną dieną savo gyvenime rasite daugiau džiaugsmo.